Ir dublis. Labas rytas. Kiek mes čia pamiegojom? Kokias 5 valandas. Į veiduką dar negrįžęs, viskas normaliai. Ką? Pabandyti reikia šiandien pabaigti. 20 valandų kelio. Jeigu kas, jeigu viskas gerai tiksliau. Aišku, šiandien yra pirmadienis. Šiandien gali būti ir kamščių. Tai gali tas laikas išsitempt, bet yra kur kas lengviau, kai jau esame Europoje, jau esame Kroatijai. Patikėkit, manim niekada nebuvau toks laimingas būdamas Europoje. Jeigu prieš išvažiuojant man namai buvo Lietuva, tai dabar man jau Europa yra namai. Taip kad būsim stabiliai ryšy, stabiliai normaliuose keliuose, nes nebeliko valstybių, kur būtų problemų. Čia principė visur bus tik autostrada. Tai kylam į paskutinį šturmą. 20 valandų vairavimo galimai ir 1800 km. Važiuojam. Gerai, dabar jau, kai jau truputėlį jau ir pabudau normaliai ir informacija susigulėjo, tai galim grįžti prie tos Balkanų temos. Nepakeisiu, žinokit, tikrai nuomonės. Aišku, gal jeigu per Bosniją būtum važiavę dieną, tai būtų buvę šiek tiek smagiau, bet vis tiek nebūtų pakeitę tos kelių kokybės, ten siaubas. Ta prasme, aš gaila, kad nieko nenufilmavom, bet nebuvo ką tenai filmuoti, nes tiesiog nebuvo kaip. Tu turi pastoviai vairuoti ir ten ant įtampos tai tiesiog sėdi. Nes atrodo, kad esi toj šaly vienas, ten negyvos dvasios. Atrodo, kad tu niekada iš jos neištrūksi. Tai aš jau vienu momentu taip jaučiausi, nes tai kilometrai eina, greitis vidutinis toj šaly buvo 60, jeigu ne mažiau. O pravažiuoti reikia apie kokius 200 turbūt kilometrų, aš neįsivaizduoju, aišku, čia reikėtų paskaičiuoti, bet ten siaubas, ta prasme, kebra, jeigu važiuosit, aplenkit per aplinkui, nežinau, praplaukit per jūrą ar kažkaip, arba jau jeigu važiuosit, tai važiuokit dieną. Tai dar, bet šiaip tai, ta prasme, tokia absoliučiai skylė atrodė. Tai ačiū Dievui, kad mes dar važiavom per tą tokią trumpąją atkarpą tarp Juodkalnijos ir Kroatijos, kuri atrodė žemėlapį, kai tu žiūri, jinai labai nedidelė ir ten turėtum ilgai neužtrukti, bet kai tu važiuoji 60 km per valandą vidutiniu greičiu, tai ta šalis išsitempė gerokai. Tai va, tai tokie reikalai su tais Balkanais. Serbai, tai viskas tvarkoj, tikrai pravažiavom sklandžiai, autostrados geros, už kelius sumokėjom 14, apie 15 žodžių eurų už, nežinau, kokius 300 km. Bet principė nuo Belgrado iki pat Makedonų sienos. Makedonijoje sumokėjom 3 eurus gal už kelius, Albanija, Juodkalnyje ir Bosnija nieko nemokėjom. Bosnija, jeigu būtų reikėjo mokėti, būčiau nemokėjęs. Važiuojam Kroatiją ir Kroatija, va tokia, keliai ledas. Visą laiką nuo pat įvažiavimo autostrada lygi, graži, greitis, vidutinis turbūt koks 130. Tai kilometrai tiesiog tirpsta akyse. Ir šiaip turbūt šiandien praleisim didžiąją dalį laiko autostradose, tai jau pagaliau mes judam tempu, kuriuo ir gerai yra judėti. Bet šiaip potyris geras, Balkanai patiko iš tos pusės, kad geras potyris, toks vis tiek nuotykis ir buvo ir gero, ir blogo, bet apskritai kalbant, tai Sveiki atvykę į Slovėniją. 14 šalį šitam iššūkį, tai prašau, kaip gerai. Ledas. Judam tolyn link Austrijos.
Žodžiu, esam Slovėnijai, kaip jau ir matėt, pasikėlėm droną, pagaliau pirmą kartą pasikėlėm droną, nes taip, kadangi jaučiam, kad tikrai viskas pavyks, tai galim sau leisti šiek tiek ir sustoti ir šiek tiek mažiau skubėti. O kalbant apie Slovėniją, tai Slovenija kol kas yra mano numeris vienas, tiksliau mūsų numeris vienas šalis, per visas šalis, kiek mes čia aplankėm, tai yra per 14 šalių, ar jau per 15. Nežinau, jau pamečiau skaičių, bet žodžiu. Tai va, tai čia sakėm tikrai sugrįšim ir išnaršysim iki kauliuko mes tą Slovėniją. Bet čia viskas čia gerai. Eismas, vaizdai, kelias, nu, kaip namuose jaučiamės. Patinka. Jeigu mėgstat kalnus, mėgstat gražią gamtą, mėgstat gerus vairuotojus, tai gali tikrai drąsiai važiuoti. Rekomenduojam, tikrai. Welcome to Italija. 15 šalis. Liko 8. Super. Aišku, mes... Sorry. Out policija. Aha, okay. Sorry. Document, please. Okay, no problem. Pasirodo, Slovėnijos, Italijos pravažiavime reikėjo sustoti. Aišku, nors sustojau, bet aš sustojau tik tai jau pamatęs policininką, kuris jau man rodo, kad reiks stoti, aš ten taip gana greitai atvažiavau. Tai mane pasistabdė, liepė palaukti. Galvau, kad baudą išrašys. Bet nieko, tiesiog turbūt patikrino, ar aš čia nenorėjau nelegaliai patekti kažkur tai. Ir viskas. Nu, bet čia tai buvo nesąmonė. Kas man su tais pasieniais? Tai pamirštų bėgiai išjungti. Tai pralėkiu. Nu, bet šiaip keista, nes visur kiek važiavam, tai nereikėjo sustoti. Nu, Europoje. Nieko, dabar kitą kartą truputėlį atidžiau važiuosim, nes galim ir prisidirbti taip gerai, kad baudos negavom. Mes praktiškai Austrijoje esam. Pravažiavom, kad ženklą Austrija. Mes, žodžiu, Italijoje, va, Austrija. Opa. Žodžiu, Italijoje užtrukom kokias 10 minučių. Bet į šalį įvažiavom ir dar su nuotykiais įvažiavom, tai viskas normaliai, bet užsiskaito ir Italija. Viskas, dabar važiuoju lėtai ir tikiuosi, kad čia nereikės sustoti. Žodžiu, į Austriją važiavom ir sustoti nereikėjo niekur. Nu, tai sakau, kaip skirtingai visur viskas veikia. Italai vieninteliai Europos Sąjungai, kurie susistabdė patikrinimui. Visas kitas šalis mes tiesiog va taip pravažiavom. Tai, nu, toks buvo netikėtas šio posakis, aišku, gerai, kad viskas gerai baigės. Jau mes į Vokietiją. O! Karočią. Nu, neįmanoma, vat, ką nors, vat, nu, visada, kai viskas einasi sklandžiai, tai kažkas turi vat, atsitikti. Žodžiu, buvo kelio remontai ir kažkaip atskirta autostrada ir man reikėjo būti kuo kairiau, aš tiesiog neapsižiūrėjau ir viskas, ir pravažiavom mūsų nusikimą, tai dabar turim plus pusvalandį. Nu, toksai, aišku, tas pusvalandis tokioj kelionėje labai daug reiškia, kai jau tokį nuovargį jauti, tiesiog norėtųsi, kad nebūtų tokių dalykų, nu, bet va, ne visada viskas gaunas kaip tu nori. Ne visada, sorry. Dabar, žodžiu, apsukam dar į Austriją ratuką ir grįžtam atgal link vėl Vokietijos. Žiauru. Nu va, sustojom su tokiu vat vaizdeliu.
pavalgyti, užsisakėm sriubytės, jau bos nebėra, laukiam picos ir tęsim kelionę. Jau nuovargis iš tikrųjų ima savo ir daro savo, bet reikia pabaigti šitą kelionę vis tiek, jau tiek padaryta, liko labai nedaug principe, 13 valandų nuo dabar, o dabar yra beveik 5 valandos mūsų laiku, tai dar laukia kelio, nežinau, žiūrėsim, kaip tą maršrutą dėliosimės, mes stosim dar pamiegoti ar kažkaip, bet kažkaip padarysim. Jo, rimtas čia reikalas, užsibrėžim, tai čia kaip turi būti. Bet tikslai yra tam, kad juos pasiekti. Tai kol kas. Kaip jaučiatės? Geriau dabar gerokai nei prieš tai, nes be maisto, ta prasme, su maistu, tik tas maistas toksai buvo, kaip sakyt, labai mažai kaloringas, žodžiu, po sriubos gerai, po picos gerai, bet dabar sėdėm ir galvom, ką čia daryti, kaip čia tą planą dėliot, gal visgi Vokietijoje prie Šveicarijos sienos stot, pamiegot ir įsimiegojus važiuoti į Olandiją. Bet užtat su kokiu vaizdu valgom, tai bent jau tiek gerai. Tai pagaliau, hebra, pasiekėm Vokietiją. Žodžiu, kaip džiugu. Tai turim 17 šalį, liko 6. Kirsim sieną, žodžiu, aš dar papasakosiu jums vieną tokį įvykį, kurį čia turėjom. Bet lyg tai viskas turėtų būti gerai. Bet, žodžiu, pirmą kertam sieną, o po to jau pasišnekėsim. Hebrytė, mes jau Vokietijoje. Pagaliau Vokietija. Nežinau, kažkaip tai Austrijoje nesisekė iš vis. 2 kartus pravažiavau posūkį, bet tarsi 2 kartus iš eilės, ta prasme. Važiavau apsisuk, tada apsisukau ir sugebėjau vis tik ne į tą kelią nuvažiuoti. Tai žodžiu gavosi, kad 2 iš karto. Tai valandą laiko praradom grubiai. Ne valandą, pusvalandį. Kitas dalykas, vėliau sustojom pavalgyti, kaip jau matėt, sustojom pavalgyti ir po to išsiaiškinom, kad Vokietijoje važiuojant per Müncheną ten yra žodžiu, tas emisijos kontrolė ir tu turi turėti lipduką ant lango, kuris nurodo, ar tu esi tinkamoj klasiai, ar esi netinkamoj klasiai automobilių emisijos. Tai žodžiu, kadangi yra 3 spalvų lipdukai, tai arba žalias, geltonas arba raudonas, aš bent jau išsiaiškinau, kad mano automobiliui priklausytų žalias lipdukas, viskas tvarkoj, kad aš per Müncheną galiu važiuoti. Bet reikia to lipduko, o lipduką reikia užsisakyti iš anksto, kad į tavo atsiųstų į Lietuvą, šiuo atveju, kadangi Lietuvoje gyvenam, tai į Lietuvą ir tada tu jį užsidedi ir gali važiuoti. Tai aš jau galvojau, kad reikės susimokėti 100 eurų baudos. Jau buvau nusiteikęs, nes neturiu kito pasirinkimo, kelionės nestabdysiu tik dėl to, kad neturiu to lipduko. Tai, bet po to pakėlėm draugus, kurie Vokietijoje gyvena, žodžiu, ir jie paaiškino, kad užtenka jį nusipirkti. Tai jeigu jį nusipirki, tai per parą laiko ten suvaikščios, ta prasme, kai pravažiuoji pro fotikus Münchene, tai tik po paros laiko jie patikrina tuos numerius ir jeigu tu turi sumokėjęs ir tinkamoj klasėje esi, tai jie tiesiog užskaito ir baudos tu negauni. Tai, o atrodė vėl, kad kažkas tai ne taip, o sustabdys, jeigu kažkur ten ta policija, nes aš nežinau, kaip ten ta tvarka vyksta. Tai vėl prarasim laiko, kurio ir taip jau nedaug turim. Bet viskas gerai, mes Vokietijoje, mums 3 valandos kol kas iki Lichtensteino ir dar 2 valandos liks iki Prancūzijos. Prancūzijoje planuojam sustot, pamiegoti kokias 3 valandas ir rytoj pabaigti kelionę. Tai šito mes laukiam, patikėkit jūs manim, nes kaip ir dar kartą pasikartosiu, nerekomenduoju niekam daryti šitos nesąmonės. Patikėkit manim, jau norėtųsi būti namie šiltoj lovytėj. Tai, žodžiu, mes važiuojam į Lichtensteiną ir pasimatysim vėliau.
tai ką, hebrytė? Kągi, mes jau Šveicarijai. Momentas keistas, lyg tai, kad Šveicarijoje nėra sienos, ta prasme nebus patikros, aš nelabai suprantu. Nes jau kaip ir pravažiavom ženklą, kad įvažiavom į Šveicariją, bet aš tikėjausi, kad irgi čia bus patikra kažkokia tai. Nu, bet reikia neužsilėkti, kad nebūtų po to taip, kaip buvo su Italija, reikia stebėti. Tai dabar mes Šveicariją, jeigu įvažiavom, lieka Lichtenšteinas ir dar šiandien norim pasiekti Prancūziją. Iki Prancūzijos nuo Lichtenšteino 2 valandos, tai jau lieka visai nebedaug šiandien. O pasiekus Prancūziją ir trumpai pamiegojus, liks tik tai 3 valstybės, tai Belgija, Liuksemburgas ir paskutinė iššūkio šalis Olandija. Taip kad važiuojam publiką. Nu, mums GPS sako, kad mes atvykom į Lichtenšteiną. O kaip čia dabar iš tikro yra, tai aš iš vis nelabai suprantu. Aš pabandysiu čia iš vis sustot kol kas laikinai. Nu tai sveiki tariu jums iš Lichtenšteino. 2 keisti dalykai. Pirmas dalykas. Lichtenšteinas pasirodo iš vis neturi sienos jokios. Čia tiesiog tiltą pervažiavai ir Lichtenšteinas. Gali suprast, kad esi Lichtenšteine tik iš to, kad GPS sako, kad tu Lichtenšteine ir kad numeriai mašinų juodi. Viskas. Kitas dalykas, mes jau pravažiavom taip, Šveicarijos kokius 20-30 km, bet vis dar veikia internetas 4G. O su Šveicarija visgi sienas šiokia tokia buvo, bet niekas tenai nestabdė. Net nieko netikrino. Tai kaip ir keista, kai tu įvažiuoji ne į Europos Sąjungą, o tavęs nieks netikrina. Vienintelis dalykas dabar, ką reikia įsiaiškinti, kaip susimokėti už kelius čia Šveicarijoje, nes čia kaip ir turėtų jie kainuoti 40 eurų metam, kito pasirinkimo nėra. O aš labai norėčiau tuos pinigus sumokėti tai Šveicarijai, nes kad po to netektų susimokėti daugiau, nes čia pas juos neaišku, kokia iš vis sistema. Tai reikės aiškintis, jeigu dar internetas vis dar yra, tai tada bus galima įsiaiškinti. O jo, mes esam 19 šaly, lieka 4 šalis. Tai žiūrim, ką darom. O kas dabar? O dabar Prancūzija prie pat jau. Kažkaip tai čia išsitaškė per 2 valandas grubiai. Ta Šveicarija, Lichtenšteinas ir tuoj būsim Prancūzijoje. Ir bus likę tik tai 3 šalis. Nu ką, jau nebedaug liko. Jūs neįsivaizduojat, kaip laukiu aš šito iššūkio pabaigos. Ačiū už šviesą. Tai patikėkit jūs manim. Bet jau nebedaug liko, taip kad viskas. Guč, važiuojam, nes tuoj, man atrodo, čia siena bus. Nu tai vot, chebra ir viskas. Prancūzija. Parvežiau savo Citroeną į gimtinę. Tik vienintelis dalykas, kurio likau nesupratęs, žinokit, tai nežinau, čia ar gerai ar blogai, bet nebuvo, neveikiant, degalinės nedirbo niekas apskritai, iš vis neaišku, kur susimokėti už kelių. Tai išvažiavau nesusimokėjęs, taip išeina. Jeigu aš bandžiau ateiti pas Šveicariją ir duoti jiem pinigų, jie nepasiėmė, tai tikėkimės, kad pas mane neatei Šveicarija ir nepasivis mano pinigų, bet jeigu ką, tai kažkaip suksimės, susimokės. Tai jaučiuosi aišku, bet tebūnie, yra kaip yra. Prancūzija, chebra, Prancūzija, 20 šalis, liko 3, daugiau nebus, viskas, 3 šalis ir iššūkis bus baigtas. Tai ką, prisijungiu dar į eterį trumpam, jėgų jau nebėra, bet miegui valandų irgi nelabai daug, turim praktiškai 2 valandas, turim 2,5 miegui ir kylam užbaigti šitą kelionę, lieka paskutiniai 500 ten kažkas kilometrų per Liuksemburgą, Belgiją ir Olandiją. Tai realiai būsim apie 11 Lietuvos laiku rytoj Olandijoje, o tai reiškia, kad būsim galimai iššūkį įvykdę per 79 valandas. Tai labanakt ir pasimatysim už kelių sekundžių. Tai labas rytas iš mažiausiai entuziastingo žmogaus šiuo metu žemėje. Pavyko pamiegoti gal valandą, atrodo, kad nei tiek nemiegojau, bet nejau užmigti kažkodėl, ar čia dėl to jau, kad nuovargio per daug,
ar kas, bet žodžiu, iš to laiko, kurį turėjau, tai ne kažką jų ir pasinaudojau, bet reikėjo kilti, nes reikia pabaigti šitą iššūkį pagaliau ir uždaryti šitą visą temą. Aišku, kurį laiką važiuojam, aš tik tai dabar prisiruošiau kažką pafilmuoti, nes prieš tai nebuvo nei upo, nei noro, nei jėgų įkalbėti į tą kamerą, tai žodžiu. Esam Prancūzijoje vis dar. 136 km liko iki Liuksemburgo mum, pakeliui į Liuksemburgą dar ir kirsim Belgijos sieną, nes planas buvo važiuoti iš Liuksemburgo į Belgiją ir tada iš Belgijos į Olandiją, bet rodo, kad Liuksemburgė ten kažkokie kamščiai. Aš turiu įtarimą, kad ten tiesiog fūros yra sudarę tą kamštį, nes jisai nuo pačio ankstyvaus ryto, ten nuo 4 ryto turbūt. Ir dar prieš einant miegoti jau rodė, kad jis tenai yra, tai aš taip darau prielaidą, kad ten tiesiog fūros, bet rizikuoti aš visai nenoriu ir užstrikti irgi nenoriu, tai truputėlį kitokiu eiliškumu įvažinėsim į tą šalis. Dabar krisim Belgijos sieną, tada, kaip ir minėjau, Liuksemburgo ir pabaigsim Olandijoje. Tai laukiu. Jūs neįsivaizduot, kaip aš laukiu tos pabaigos. Liko 3 šalis, liko grubiai apie 300 km, tai netiek jau čia ir daug, bet jėgų irgi koks 10% likę. Pasimatysim prie Belgijos sienos ir viskas ir tiek. Tai pagaliau mes privažiavom Belgijos sieną, bet kad čia žiūriu dar ir kamštis. Tai ko tik tai betrūko, tik kamštį pastovėti. Čia kažkaip 2 juostos jungiasi į vieną. Tai kai privažiuosim jau pačią sieną, tai prasinešim, bet aš labai tikiuosi, kad čia tik tai viskas labai greitai bus, nes aš nebeturiu noros stovėti kamščiuose, tai tikrai. Ale tai entuziazmo daug, ne, aš žiauriai. Welcome to Belgium. Welcome to Belgique. Čia yra Belgija. Liko 2 šalis. Liuksemburgas ir Olandija. Liuksemburgas labai greitai, Olandija dar už kažkur tai 200 km. Tai žiūrėjom. Tai kągi. Pagaliau, neilgai laukus, įvažiuojam į Liuksemburgą. O tak vat. 22 kelionės šalis, 22 iššūkio šalis. Ir liko 1 šalis, būsim už 2 valandų. Ir iššūkis bus baigtas, tilpus į 80 valandų, kas yra tiesiog nerealu. Wow. Varam į tą Olandiją, pabaigiam pagaliau tą iššūkį. Ir vėl jėgų atsirado, ir tas atsirado noras vairuoti. Ir gal ir pasidžiaug dar šiandien išeis pasiekus tikslą, ta kelionės pabaiga ir ta iššūkio pabaiga, kurie buvo visgi, tai yra, bus sėkminga. Taip kad, hebra, važiuojam į Olandiją. Iki greito. Žiūrėkit, hebra, mes net apsisukom, kad jūs pamatytumėt tokį vaizdą. Paskaičiuokit, kiek iš viso dabar degalinių pamatysit.
Čia galima būtų pavadinti šitą gatvę degalinių alėja. Suskaičiuokit ir parašykit komentaruose, kiek suskaičiavo degalinių iš viso. Bet, aš šito nematęs bairio tokio. Niekur kitur pasaulyje. Turbūt taip nėra kaip čia Belgijoje. O tai va. Jau atrodo, kad baigėsi degalinės, ne? Bet ne, dar degalinių, žinokit, nepergyvenkit. Ir kas keičiausia, kad kai kurios degalinės kartojasi, ta prasme, vienodo, 2 šelai ar 3 šelai. Čia, ta prasme, turbūt visos įmanomos degalinės, kokios tik yra. Ir visose dar, kas svarbiausia, kuro kainos skiriasi. Tai... Ai, nemeluoju, kainos tai tos pačios. Koks čia biznis jiem, man įdomu būtų sužinot. Jau galvot, kad baigėsi degalinės? Na, jūs nejuokaukit, baikit juokus, dar degalinių yra čia. Negalvokit, kad mes tokie skūpi. Ir dar viena paskutinė degalinė. Bet dar dėl viso pikto užsukam, nes mes iki čia dar nebuvom davažiavę. Bet būtų prikolas, jeigu dar būtų nors viena degalinė ir daugiau degalinių nėra. Bet, žodžiu, parašykit komentaruose, kiek suskaičiavo degalinių. Viskas, mes važiuojam į Olandiją. Hebra, apsiskaičiavau aš čia kažką tai labai stipriai. Aš skaičiavau, kad iššūkis turėtų baigtis šiandien 12 val. Dienos Lietuvos laiku. Bet iš tikrųjų tai jisai baigėsi šiandien 11 val. Lietuvos laiku. Aš kažkaip tai, matyt, iš to nuovargio, kai skaičiavausi, dėl to, kad mes pradėjom kelionę šiek tiek vėliau, dėl jau žinomų priežasčių, tai tas skaičius man ir buvo pasimetęs. GPS-as rodo, kad mes būsim Maastrichto mieste, Olandijoje po 11:12. Bet čia yra Maastrichtas, tai čia yra miestas Olandijoje, tai siena turėtų būti arčiau. Tai dabar kova už būvį prasideda, nes mes turim ir privalom kažkaip tai spėt iki 11 atsirast Olandijoje. Tai aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. Dabar toks susinervinęs, nėra, kad labai susiparinau, bet kai pradėjau dabar dėliotis, supratau, kad man kažkaip 1 valandą per daug gaunasi. Tai va, dabar telydi mūsų sėkmė, kad viskas būtų gerai ir niekas mūsų nebesustabdytų, nes turim 1:12 pagal GPS-ą, bet pabandysim tilpti į mažiau. Tai žodžiu, pažiūrėsim, ar pavyks. Dabar jau tikrai prasideda kova su laiku. Va, jum ir kontentas. Turim tokį momentėlį. Iki 11 yra 30 minučių. Sako, kad būsim Olandijoj už 40 minučių. Čia tai jo. Va tokios pabaigos tai tikrai aš nesitikėjau. Bet tikrai nuoširdžiai. Aš labai tikiuosi, kad kažkaip tai spėsim. Gal netyčia. Tai kad dar būtų, kaip sakyt, sunkiau, tai va, dar per miestą pasirodo, čia reikia važiuoti. Kova su vėjo malūnais. Bet kažkaip gal mes įveiksim. Čia per daug veiksmo ir per daug reikalų bandau kažkaip laviruoti čia tą miestą ir greitai išsisukti. Taip mes čia žaidžiam tą žaidimą. Eina savo. Iki sienos šiaip labai nedaug likę, turim 14 minučių. Kažkaip gal spėsim, davai, pasižiūrim. Čia toks kosmosas vyksta, ant pulsas turbūt 200 dabar šiuo metu yra, bet viskas tvarkoj, bandom.
Chebra, Olandija, Nyderlandai, 10 valandų 54 minutės. Mūsų kelionė baigėsi 6 minutėm, likus iki 80 valandų. O tai reiškia, kad mes spėjom. Net nežinau dabar, kaip čia reikėtų, bet galit mus pasveikinti su nugalėtų iššūkiu ir per 80 valandų važiavom į 23 šalių teritoriją ir padarėm neįmanomą, realiai. Čia tiesiog labai daug reikalų buvo ir daug kartų klausiau savęs, kodėl aš šitą nesąmonę sugalvojau. Tai dar turbūt nesuvokia galva, kad viskas baigėsi. Šitas iššūkis, šita nesąmonė didžiausia, kurią galima tik sugalvoti. Ir mes esam Olandijai. O tai reiškia, kad viskas, iššūkis baigtas dar kartelį. Pabandysim sužiūrėti visą statistiką kažkokią, dar žodžiu, susimatysim, dar pasikalbėsim, bet norisi dabar suvirškinti informaciją ir jo. Pasiplokim patys savo, pasiplokim visi vieni kitiem, kad ačiū, kad buvot su mumis. Uoba! Nu taigi sveikučiai, draugai, žiūrovai. Kaip matot, atsigavęs, nusiresetinęs, pailsėjęs ir jau Lietuvoje. Super. Reiškia, viskas pavyko tiek iššūkį ir pavyko grįžti namo saugiai, be jokių incidentų, be jokių didesnių nuotykių. Dėl to labai smagu. 23 šalis per 80 valandų, 23 šalių teritorijos per 80 valandų, 4800 km. Ir kas buvo išleista keliam, kūrui, nežinau, smulkmenom visom pakeliui, žodžiu, per tas 80 valandų buvo išleista apie 1000 eurų, plius minus. Daug čia ar mažai, spręsti jums, o kai nuspręsit, galit prisidėti ir mano Contribui paskyroje. Tokiu būdu prisidėsit prie ateities kelionių, kurių tikrai laukia ne viena, ne dvi ir ne 3. Jau dabar esu nusimatęs, ką darysiu ateityje, bet apie tai dabar dar kol kas nieko nesakysiu, kol konkretaus nieko nėra nuspręsta. Bet kuriuo atveju viską sužinosit patys pirmieji mano Instagram paskyroje. Kviečiu pasiekti mane tenai, būkime draugais. Ir viskas, šitas iššūkis pabaigtas, šita kelionė pabaigta. Kaip matėt, buvo visko. Atrodė momentais, kad kelionė nepavyks, kad viskas nesigauna ir kad nebesigaus. Buvo momentų, kai atrodė, kad kelionė tikrai gausis ir kažkaip važiavom ramiai, bet viskas susidėliojo taip, kad pradėjom kovoti su minutėmis pačiame gale. Tai būna ir taip kartais, bet džiaugiuosi, kad gavosi taip, iš tikrųjų, kad nebuvo labai per anksti, ar kad buvo pavėluota, vis tiek tas džiaugsmas ir ta pergalė buvo saldesnė, tai 100%. Čia buvo mano pirmasis iššūkis, pirmasis video į YouTube, apskritai kalbant, pirmas blynas visame kame, tai labai neteiskit, jeigu kažkas nesigavo, tik bandymais mes augam, todėl prižadu, kad ateityje darysiu mažiau klaidų, kurias jau suprantu, ką dariau ir pasistengsiu būti geresnis su kiekviena kelionė, su kiekviena serija. Nes laukia įdomių dalykų, tikrai prižadu, laukia įdomių dalykų, todėl kviečiu likti su manimi, kviečiu paspausti subscribe, like, parašyti komentarą ir viskas, chebra. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų. Čiau.